Labas, draugai. Vasario 6. Pagalbinis klausos. Nubausts. O, šnekin jumis. Nešnekinu rūdą balsą, kai leis mane į vidų. Ką, draugai, ką norėčiau parodyti, ką pasidariau. Tai susidėjau nuo praeito video lempas. Svetainiai 6 lempas. Kolidoriui 2 lempas, 1, 2 ten ir virtuviai 2. Draugai, norėčiau parodyti, kaip aš susidėjau jas ir ko man prireikė. Tai va, lempam susidėti va visų šito metro markerio, peiliuko, krokodilo, ar kaip jisai vadinasi, ir suktuko. Bet suktuks nebūtinai, galima ir su atsuktuvu. Taigi, kaip tai vyksta? Pasiėmiau lempą. Tai parodysiu dabar užlipęs. Kaip tai vyksta? Gal visų pirma pradėkim nuo pačios, tarkim, virtuvė. Įsiskaičiau virtuvinę plotį plius minus pas mane 60 mane, kur dėsis virtuvinis. Nuo to 60 pasiskaičiau mano manimu, kur man reikia apšvietimo. Tai pliusiukas šitas nereikalingas, šitas pirminis buvo, šitas antrinis. Bet kadangi pasistačius iš pradžių planas buvo palšito pasistačius lazerį pasistačius, tai parodysiu. Tai va taip va, to jau įjungsiu, aš jums parodysiu. Galima ir per lazerį šitą, tarkim, va taškiukas pasistačiau į kryžiuką, tarkim, mane centrą. Ir tada jisai man rodo čia viršui taškiuką. Ir tada su magnetu pasitikrinau spindulį, ar nėra profilio. Ant magneto aišku užsidėjau tualetinio popierio, arba šiaip šluostę kokią galit. Tai užsidėjau, kad nesubraižyt lubų ar dar kažką neištepliuot. Tai toj vietoj man 5 cm buvo profilis, taigi čia nebegalėjau dėti. Tai paėjau į lango pusę arčiau virtuvinio, tai čia su magnetu pasitikrinau. Ir nebuvo toj vietoj profilio, taigi toj vietoj nusprendžiau ir įsipjauti. Tai tada toj vietoj iš naujo persimatavau, gavosi šitas kryžiukas, pasistačiau vėl ant šito taip centrą ant kryžiuko. Tada va taip į lempą gaunasi centras. Ir tada parodysiu, ką toliau dariau. Įsimatau, tada man reikėjo tiksliau. Tai įsilipsiu, parodysiu. Tada dabar, aišku, sunkiau. Tada aš pasimatavau lempas, turit žinot, skersmenį. Matavau skersmenį nuo čia, nuo spiruoklės iki spiruoklės, man buvo 22 cm. Tai pasiėmiau krokodilą. Prisisukau krokodilą ant krašto. Taip, parodysiu varžtą. Nežinau, kiek čia jums sufokusuos. Tai principe, kur, va taip, varžtas, ne? Kur švietė tas, prisisukau krokodilą. Tada, kai tas krokodilas prisuktas, pasimatavau nuo varžto. Varžtas gaunasi lempos centras. Kad man reikia 22, tai centras 11. Tai va matot, kuris skylė 11 cm. Tada, kai tas prisuktas krokodilas, jisai pasiėmiau markerį taip, įkišau į tą skylę ir apibrėžiau, apsisukosi krokodilas. Ir tada su peiliuku išsipjauni tą skylę su va tokiu. Ir tada parodysiu. Bet turi turėti jau laidus plius minus prasivedę
bent jau ne visur reikia turėti, vis tiek, kai jau darote gipsinės lubas, tai jau iš karto turit numanyti, kur pati lempa plius minus bus. Tai pas mane pradiniam skaičiavime ta lempa, jinai čia turėjo būti, paskui pasikeitus planą, jinai ten paliko. Vidurinis, man atrodo, šitas. Taigi man nedidelis atstumas, tai ką turiu menį, tai gaunas nuo jungtuko atvestas laidas iki pirmos lempos. Plius minus turėti tą numanymą iš karto prieš gipsą dedant atsivest, kad paskui nebūtų problemų. Taigi aš tą lempos laidą turėjau čia kažkur pradinę, tai aš kai prasigrėžiau skylę, jį puikiai su ranka pasiekiau. Taigi, kas toliau darosi? Parodysiu. Čia kokybės video nebus. Taigi, susižvejojus tą laidą nuo jungtuko, vieną laidą susižvejojus, tada reikės VAG jungčių 3 dalių. Jeigu vieną lempą didėsite, tai tada VAG jungčių užtenka 2 dalių. Bet jeigu iš tos lempos vesite kitą lempą, tai VAG reikia 3 dalių. Kadangi, kur ateina iš jungtuko maitinimas, tai tas gaunasi, po to jungiasi sekantis į kitą lempą ir trečias jau jungiau pačią lempą. Ir va taip, tiek pliusą, tiek minusą, žeminimą čia nereikia, tai nebuvo, tai taip. Ir kaip jinai montuojasi, jinai labai paprastai. O šitas atsilenkia, užsikiša ir antra dalis taip pat užkiša. Čia gal pabandysiu, bet nelabai jaučiu, man čia išeis. Bet, turėtumėte suprasti, va šitas atsilenkia, užkiša, jisai gaunasi, kad palenda po čia, kaip nori tai pasuka tą lempą, ar po čia, man puikiai telpa ir taip jungiasi. Tarkim, čia aš esu pasidaręs tik tais virtuvėj 2 lempas, tai pas mane čia 3 laidai, antrojo gaunas 2 laidai, tai tik šitas rudas ir mėlynas ir lempos rudas mėlynas, tada VAG užtenka 2. O jeigu nori dar iš šitos vesti toliau, tai jums reikia VAG 3 dalių. Yra fiksuojami, nefiksuojami, čia pas mane yra fiksuojami, tai norint reikalui esant, kada reiktų laidą karpyti, tuos atlenkiu ir ištraukiu laidas ir galiu pilnai pakeisti kitą lempą. Aš pabandysiu ją įdėti, jums parodyti, kaip dėsiu procesas, gal pabandykim su viena ranka, bet laidą užsikišė. Ta viena galą taip, dabar aišku, kai antros rankos nėra laisvos. Taip. Matot, lieka šitas. Tai, kaip čia kamera. Šitą atlenkus iki pat galo užkišat ir Ir jūs turit lempą vietoje. Ir jinai kuo puikiausiai laikos. Tai taip, draugai. Įsistatė, ten sukai užsidengė, nefokusuoja. Bliamba kaip blogai. Ir žodžiu, tiek tų reikalų. Tai susidėjom visas lempas, dabar eisime valytis ir siurbliuotis ir lauksim kaimyno, kada pradėsim plyteles klijuoti. Įkelsiu video visą tą kartui.